Šventasis Kazimieras. Jaunas karalaitis vaizduojamas su lelija rankoje. Kol kas vienintelis lietuvis paskelbtas šventuoju. Dažnam tikinčiajam geriau žinomi populiarų šventieji ir palaimintieji, tokie kaip motina Teresė, Jonas Paulius II, Antanas Paduvietis, Pranciškus Asyžietis, kūdikėlio Jėzaus Teresė ir kiti. Šventasis Kazimieras tartum lieka nuošalyje tylus ir kuklus, kaip ir per savo gyvenimą. Norint suprasti, ką šiam jaunam šventajam reiškia būti tikinčiam ir skaisčiam Renesanso laikų aukštuomenės gyvenime, pravartu pasigilinti į tuometinį istorinį kontekstą. Šventasis Kazimieras gyveno ką tik pasikrikštijusioje Lietuvoje, kur viena žmonių karta dar galėjo atsiminti tautos ir savo krikštą. Karalaitis, kaip ir kiti 5 jo broliai ir seserys, buvo auklėjamas krikščioniškai, tačiau paauglystėje, kai ateina apsisprendimo metas, širdyje jis turėjo nuspręsti, ar įsilieti į srovę kaip ir visi, į to meto papročius, gyvenimo būdą ir savo patenkintam plaukti, ar ieškoti kažko, kas atrodo labiau tikra ir prasminga. Toks tikėjimo lūžis turbūt įvyko karo žygio į Vengriją metu, kuriam tėvų verčiamas Kazimieras turėjo vadovauti būdamas tik 14 metų. Jo metu jaunuolis prisižiūrėjo visokiausių baisybių, nes karas būdavo susijęs su prievartavimais, plėšimais ir žudimais. Dar daugiau, tas žygis baigėsi visišku fiasko, o grįžęs Kazimieras tikrai turėjo apie ką pagalvoti. Tai buvo lūžio taškas jo sieloje, apsisprendžiant gyventi radikaliai teisingai, nesižvalgant į kairę ar į dešinę ir neieškant kompromiso su nuodėme. Šventojo Kazimiero broliai anaiptol šventumu nepasižymėjo, buvo tipiški renesansiški valdovai ir netgi jo brolis, kuris tapo kardinolu, taipogi nebuvo švento gyvenimo pavyzdys. Istoriniai šaltiniai leidžia įsitikinti, kad karalaitis Kazimieras plaukė prieš srovę, tiek kaip tikintis žmogus, tiek kaip valstybės valdovas ir tėvo pagalbininkas. Jis niekada nebuvo karūnuotas, neatsisėdo į sostą ir nesiekė karūnos. Istoriniai faktai liudija, kad tai buvo jo meilės tėvui išraiška, nes jis gerbė jį ir nenorėjo paveržti sosto. Tuo tarpu kiti Kazimiero broliai laikėsi kabutėse renesansinės moralės ir aiškiai siekė tėvo karūnos. Tačiau Kazimieras nebuvo pašlemėkas, kuris galvotų, kad valstybės valdymas yra kažkoks purvinas reikalas. Jis sugebėjo suderinti buvimą tikinčių pasauliečių ir politinį tėvo pagalbininko vaidmenį. Yra žinoma, kad keliose tėvo valdomose provincijose jis sėkmingai sutvarkė pašlijusius finansinius reikalus, o jo iškalba ir išsilavinimu žavėjosi įvairių šalių pasiuntiniai ir ambasadoriai. Kartu jis liudijo nedvigubų standartų krikščionišką gyvenimą ir autentišką tikėjimą Jėzumi Kristumi. Iš pirmųjų biografijų ir istorinių šaltinių žinoma, kad šventasis Kazimieras mirė nuo džiovos. Jis susirgo džiova netikėtai, nes nebuvo koks paliegėlis, o sveikas karalaitis, dėl kurio tėvai niekada neturėjo rūpesčių. Kadangi niekas iš jo šeimos nesirgo šią ligą, galima manyti, kad džiovą jis pasigavo žemuosiuose visuomenės sluoksniuose, lankydamas ir rūpindamasis vargšais. Tais laikais renesansinėje aplinkoje atrodė neįmanomas dalykas, kad valdovas turėtų kokį nors sąlytį su žemaisiais visuomenės sluoksniais. Jei atrodo, kad vakarietiškojo malonumų visuomenėje sunku išlikti skaisčiam, tai tie sunkumai nublanksta prieš šventojo situaciją. Kazimierui, mylimam tėvų sūnui, susirgus džiova, jie norėjo kuo greičiau jį išgydyti. Efektyviausių gydymo džiova metodu, kaip buvo tikima net iki pat 20-ojo amžiaus pradžios, laikyta lytinė meilė. Tėvai patarti gydytojų vedė gražias mergaitės ir siūlė pradėti tokį gydymo procesą. Šventasis Kazimieras, nors ir nedavęs jokių įžadų, skaitė Evangeliją, pažinojo bažnyčios mokymą ir atsisakė tą daryti. Jis pasakė, kad geriau mirti, negu nusidėti. Dėl to savo pasiryžimo jis yra vienas iš pirmųjų šventųjų, gavęs nekruvinojo kankinio titulą. Ankstyvojoje turtingoje ikonografijoje 17 amžiaus pradžioje šventasis Kazimieras vaizduojamas ne tik su lelija, bet būtinai su kareiviška atributika, šarvais ir ginklais. Ši simbolika paimta iš apaštalo Pauliaus laiškų, nurodantį į vidinę kovą, buvimą Kristaus kariu. Tai atskleidžia ir jo kovą už skaistumą pasileidusioje renesanso aplinkoje. Yra žinoma, kad jis neleisdavo savo dvare visokių vulgarybių ir dviprasmybių.
Seniausiame šventoje atvaizde jam iš vienos pusės pavaizduotas jau žaliuojantis augalas, o iš kitos sausuolis. Būtent tai yra ką tik įvykusio Lietuvos krikšto aliuzija ir valdovo pavyzdžio svarbos besiskleidžiančiai krikščionybei ženklas. Šventojo Kazimiero beatifikacija mūsų ankstyvai bažnyčiai, o taip pat baroko epochoje po reformacijos ir kontrreformacijos tapo labai reikalinga kaip pavyzdys, atsvara ir atspirti žmonėms.